Na tai pirmiausiai mes patys pardavinėjame, ilgokai per vasarą. Žodžiu, na ir vasaros gale jau fatinai rudenį, matėm, kad jau niekam neišeina, žodžiu. Na ir ką, pasiskambinom, Tadas atvyko. Ir kai jau nutarėm bendradarbiauti, tai labai viskas kažkaip greit vyko. Tai mes norėjom, kad iš karto faktinai tik suradę pirkėjus, tiesiog, na, nes neturim kur kraustytis, tai tiesiog jau kažkokį trečiąjį dar objektą, iškart pardavę už tuos pinigus iš karto ir pirkti, tiesiog sutartis viena šalia kitos. Antri žmonės, kurie atvažiavo ir pasirodo ir buvo jau tikrieji pirkėjai. O vat man labai patiko, kad su Tadu bendradarbiaujant niekada nebuvo tokio, na, spaudimo, kad, na, nors jis tikrai 1000 kartų daugiau už mus žino, bet nebuvo tokio, kad, na, jis mums diktuoja savo kažkokias sąlygas, na, visą laiką yra toks bendradarbiavimas, dialogas, visą laiką yra tokie, na, bendrų kažkokių tiesų ieškojimas. Jis mažai kalba, bet jau kai pasako, tai pasako labai konstruktyviai ir pataiko 10. Tai, man atrodo, duoda geresnius net rezultatus, negu kad koks plepantis žmogus, kuris ten visą laiką plepa, kažką siūlo, kažką ten. Tai vat, Tadas, ta prasme, nu, ir kaip žmogus man kažkaip labai imponuoja ir kaip profesionalas savo srities. Nes Tadas, aš manau, kaip žmogus jisai labai sugeba, na, rasti prie kiekvieno priėjimą, rasti kontaktą kažkokį, na, tikrai tokį šiltą, gražų bendradarbiavimą sukurti. Tai aš rekomenduočiau 100% tikrai.